Maršrutas Kretingos krašto istoriniais keliais visus atgena iki Nasrėnų. Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinė kiekvieną pasitinka jaukia kaimo idile. Muziejaus ekspozicinę erdvę sudaro etnografinė klėtelė, šeimininkės Vernelis, Grūdinė, Mergos kamara, Daržinė ir Ąžuolynas. Lankytojams turintiems specialius poreikius nesunku apžiūrėti ekspoziciją apie Valančiaus gyvenimą ir kūrybą. Šį metą atvažiaus iš Klaipėdos į Likimų laiptį, tokia organizacija. Tai jų ten 15 žmonių ratelius, tur biškai pagalbininkai, kad padėt biškelį, bet šiaip tai problemų nėra, sakysim. Čia ir Slinkšvai, kapinė ir muziejaus, sakysim, klėtelę apžiūrėti, galim iš lauko, čia ir klojimo teatrą renginį organizuojam. Jau nuo 2006 metų vykdomas projektas muziejų audimo mokyklėlė. Sodybos šeimininko Algirdo žemaitiška šnekta visus perkelia į 19 amžių, kai Nasrėnuose ir Varniuose gyveno Motiejus Valančius. Tai jeigu čia Valančiaus gimtinė, čia tau pačiu galim sakyti gimtinė ir Palangos Jozis. Muziejuje yra sukaupta dalis Valančiaus asmeninių daiktų – stalo įrankių, servetėlė su monograma, sofa, kurią jis naudojosi gyvendamas Varniuose, bei skrynia, kurią vyskupas dovanojo knygnešiui Pranciškui Straupui.